vietoj to, kad savo fokusą laikyti į naują veiklą, išsilavinimą, į naujus projektus, reikia fokusą pirmiausia paimti į vidinius dalykus. Dabar, merginos, svarbus momentas naujas, ko aš neminėjau. Dideli pinigai, augančios pajamos, nepasiekiamos sunkiu darbu. Dideli pinigai ir augančios pajamos yra kuriami. Dideli pinigai yra kuriami. Ką tai reiškia? Visi tie mano išvardinti dalykai, pinigų programa, asmenybės magnetizmas, vidinios galios naudojimas, sugebėjimas visus šitos dalykus balansuoti, tai yra vidinių pinigų balansavimas. Tai yra svarbesnis negu išoriniai dalykai. Todėl, kad pirminis dalykas yra viskas, kas eina iš mūsų vidaus. Ir tai aš vadinu mūsų vidiniais pinigais. Kada tu sugebi balansuoti vidinius pinigus, kada tu prie jų pridedi veiksmus ir ne bet kokius, o teisingus, atliekamus teisingų laiku, efektyvius veiksmus, tada gaunasi išoriniai materialūs pinigai. Supratot? O žmonės savo fokusą laiko tik tai į veiksmus. Ir plus dar daro neteisingus veiksmus arba neteisingų laiku. Ką tai reiškia neteisingi veiksmai ir neteisingų laiku? Todėl, kad šitas masterclass pagrinde buvo skirtas ir suplanuotas moterims, kurios dirba savo savarankiškoje konsultacinėje veikloje, arba bent jau tos, kurios savo vidum jaučia, kad aš turiu šitam gyvenime, vat yra mano pašaukimas padėti kitiems žmonėms. Net jeigu jūs pati to dar nesuprantat, bet jeigu jums patinka padėti žmonėms, jeigu jūs norit padėti kitoms moterims ar vyrams augti kaip asmenybėms, kad jų gyvenimas būtų prasmingesnis, laimingesnis, turtingesnis. Va ta pagalba, tai yra ne fizinio produkto kažkokia pagalba, bet padėti žmogui intelektualiai augti kaip žmogui, kaip asmenybei. Va toms yra mano veikla nukreipta toms moterims. Kodėl? Aš dar kartą sakau, kad šiame masterclass, šitame renginy galėjo dalyvauti bet kokios moteris, bet aš negaliu visiems papasakoti, kokius neteisingus veiksmus jūs darote savo versle. Tai, pavyzdžiui, moteris kepa pyragus. Aš negaliu papasakoti jums to, todėl kad aš pyragų nekepu. Kadangi aš esu transformacijos ekspertas, kadangi aš dirbu konsultaciniai veikloj, padedu moterims išpakuoti savo finansinį potencialą, įgyti pagreitį, išmok gyventi tą komfortišką gyvenimą. Aš mokau savo moteris, konsultantės tas, taip, aš mokau tos veiklos, kurią aš pati darau, to kelio, kurį aš praėjau. Tai teisingi veiksmai. Jums labai reikia atsargiai žiūrėti. Aišku, visiems bendri neteisingi veiksmai, moterių, kurios eina, kalbu su moterim, to, kad čia yra visos moteris, bendrai žmonių, neteisingi veiksmai, kad jie versle daro neteisingus veiksmus. Jie daro ne verslą, bet jie daro verslo imitaciją. Ne verslą patį, bet verslo imitaciją. Jie nedaro efektyvių veiksmų, vedančių į pardavimus. Merginos, jeigu kažkurioms kyla toks klausimas, oi, ne, pardavimai tai ne man. Merginos, jeigu jūs norite dirbti savarankiškai, tai nori, nenori, tai bus verslas arba veikla. Vadinkit kaip norit, vis tiek tai bus. Toks dalykas, kuriame reikia užsidirbti pinigus. Nes jeigu jūs neužsidirbat, nekuriat pinigų, tai yra ne verslas. Tai yra paprasčiausias hobis. Hobi. Tol, kol nėra pinigų, tai yra hobi. Tai, kas jums įdomu, tai, kas jums patinka, tai, kas jums sekasi gerai. Bet tai nėra verslas. Koks yra verslo? Dauguma žmonių irgi eina į verslą ir jie net nesupranta, koks yra verslo pats pagrindinis uždavinys. Kokiu tikslu kūriamas verslas? Mergino, žino tą klausimą savo.
koks yra pagrindinis verslo tikslas. Kadangi jūsų komentarų nematau, tai tiesiog pasakysiu atsakymą, jūs pasitikrinkit, ar jūs teisingai bent jau suvokėt, kas tas yra verslas. Kad verslas tai verslo tikslas ir užduotis yra. Verslo prasmė, kodėl mes ją tą darome, tam, kad būtų pelnas. O ne dėl to, kad mums būtų įdomu, lengva ir paprasta. Pelnas yra verslo tikslas ir uždavinys. Ir jeigu to nesuprato dar iki šiol, tai vat reikėtų perdėlioti savo galvoj, pasižiūrėti, ką aš veikiu tada toj savo veikloj. Supratot? Reikia labai aiškiai pasižiūrėti, ar aš nedarau, ar aš neužsiemu hobiu. Nes hobis tai yra, mes ateinam ir darom verslo imitaciją. Taip, ką daro dauguma moterų, kaip jos įsivaizduoja, kad verslas tai vizitinės kortelės, kad verslas tai turėti savo saitą. Aš daugiau, kadangi paskutiniuoju metu daug koncentruojuosi į verslą online, tai aš daugmaž kalbėsiu tokiu, kaip pasakyti, online versle, kas daromi, kokie neteisingai, kaip imituojamas verslas. Pavyzdžiui, moteris deda savo nuotraukas, rašo postus. Arba deda savo video. Galbūt netgi daro live video ir galbūt netgi daro jos live kasdien. Bet tai dar nėra verslas. Nes verslas visų pirma tai yra kliento problemų sprendimas. Ne kalbėjimas, ne informacijos davimas, ką jūs daro dauguma. Dauguma galvoja žiūrėdami kitus. Vat kaip paprasta viskas. Taigi atėjai, pakalbėjai ir viskas. Ir kodėl nėra, jeigu tu atėjai, pakalbėjai, postą parašiai, arba galbūt ir kažkokį renginį padarai ir nėra pinigų, žmonės neina. Tai klausimas, ar tu turi jam kažkokią paslaugą konkrečią ką pasiūlyti? Ar tu gali padėti tam žmogui kažkokią problemą konkrečiai spręsti? Nes dauguma moterų jos ateina parodyti pačios savęs. Jos renka laikus. Merginos, verslas prasideda tada, kai tau nebeįdomu, kiek tu laikų turi. Kai tu eini duoti naudos ir vertės žmogui. Kai tu supranti, aiškiai, kaip tu save pozicionuoji. Kokią tu problemą žmogui gali padėti spręsti, kokią tu nišą konkrečią pasirenki. Nes dabar irgi yra verslo imitacija, neteisingi veiksmai. Kai žmonės galvoja, kad aš savo gyvenimą pagerinau ir dabar ateisiu ir aš galiu padėti visiems iš eilės. Tas neveikia, merginos. Ir kuo toliau, tas labiau nebeveiks. Kuo jūs einat labiau, aiškiau save pozicionuojat, kuo jūs siaurinat savo nišą, tuo jūs esat labiau pastebima. O dauguma žmonių galvoja, kaip tik atvirkščiai. Taip, kurios iš jūsų dabar galvojat, jau ir taip klientų nėra. Jeigu aš dar pradėsiu nišą siaurinti, jeigu dar pradėsiu pozicionuoti, kam aš dar siauriau, tada iš vis klientai įsilakstys. Galvoja taip, tai reikėtų pagalvoti iš anksto, kad jeigu jūs einat į savo veiklą ir nesuprantat, kokiam konkrečiam klientui, kokiai konkrečiai auditorijai, kokiai konkrečiai žmonių grupiai jūsų ta veikla, jūsų tas verslas turi padėti ir gali padėti, tada gaunasi, kad jūs kaip ežiukas rūke. Suprantat, jūs toks išplaukęs, jūs energetiškai nestiprus, nes jūs neaišku apie ką. Vieną dieną apie santykius, kitą dieną apie meilę, trečią dieną apie orą, ketvirtą dieną kažkokios stovyklos, penktą dieną vėl apie kažkas. Suprantat? Tai mano, kaip pasakyti, rekomendacija, ką aš suprantu ir ką aš matau iš moterų. Ten nėra uždarbio, ten nėra pakankamai klientų. Arba ten yra kitas kraštutinumas. Yra daug klientų, nėra jokio tęstinumo, nėra jokio pasitenkinimo. Ir aišku, ten yra, kur daug klientų ir nėra gilio, ten yra mažos paslaugų kainos, už kurias jūs ko gero pačios nebenori dirbti. Tai žiūrėkit. Reikia daryti teisingus ir efektyvius veiksmus. Reikia žinoti, kam tu, kokia tavo problema, kaip tu save pozicionuoji, koks tavo marketingas, kaip tu judi prie kliento,
kaip klientas apie tave sužino ir kaip tu kam teisingai parduodi savo paslaugas, duodamas vertę klientam. Pinigai yra net svarbiausias variantas čia, jeigu tu nori dirbti sėkmingai. Jeigu tu dirbi tik tai dėl pinigų ir kiekvieną kartą šokinėjai iš kairės į dešinę, kur čia man pagriebti kokį klientą, kad tik tai man kažkokį ten eurą sumokėtų, iš to nieko nebus. Pagalvok, jeigu tu dirbi su 50 klientų. Kiek tau reikia klientų, kad užsidirbtum, pavyzdžiui, tokiam gyvenimui, kiek tu nori? Pasiskaičiuok, kiek reikės klientų ir padaryk savo galvoj pervertimą, kad ne klientų kiekis apsprendžia sėkmingų žmonių, sėkmingų ekspertų, sėkmingų savo veiklą, verslą darančių žmonių, ne klientų kiekis, o vertė, kurią jie duoda klientui. Ir vertė pasiekiama tik tai duodant gilių žmogui. Ir jeigu jūs darot vienkartinės konsultacijas, pagalvokit apie tai, kokią duoda vertę vienkartinė konsultacija žmogui. Žmogus atėjo, išgirdo, pasyva čia psichika pasišiaušė, jis parėjo namo, jis nežino, ką su tuo daryti. Todėl ką aš rekomenduoju? Nedarykit taip, kaip dauguma daro žmonių. Atsisakykit tų savo vienkartinių konsultacijų ir pradėkit parduoti žmonėms paslaugų paketus. Jie gaus daug didesnę vertę. Bus jiems gerai, žmonėms ir jums bus gerai, nes jūs iš karto gausit konkretesnius pinigus, jūs turėsit testinumą, klientai turės rezultatą ir bus laimingas ir klientas, ir jūs pati. Toliau, kokie dar neteisingi veiksmai? Neteisingų laikų daromi veiksmai. Kada mes žiūrim, kaip dirba kiti sėkmingai, o jisai turi websaitą, o jisai turi chatbotus ir man to reikia. Merginos, chatbotai, saitai pinigų neduoda. Tai yra tik tai įrankiai jūsų verslui. O tie pagrindiniai dalykai, ką aš pasakiau, kas reikalinga, reikia žiūrėti, ar jūs savo versle, va toj veikloj, ką jūs darot, ar jūs turit sistemą. Tai yra sistema, jūsų paslauga, paslaugos įpakavimas, judėjimas prie kliento ir teisingas pardavimas. Va šitie 4 elementai yra būtini versle. Tam, kad būtų pinigai. Jeigu kažkurio iš jūsų, va šitų mano išvardintų 4 nėra, reiškia, jeigu nėra, reiškia 0. Jeigu daugybė iš 0, reiškia 0. Todėl nesistebėkit tada, kad nėra pajamų. Tam, kad dirbti savo veikloj, turi būti visi elementai. Tai pasižiūrėkit, galbūt jūs darot labai tokius wow, live video, bet jūs net neparduodat. Tai kaip tada gali atsirasti pinigai? Suprantat? Turi būti visa sistema, visi 4 svarbiausi produktai. Va tada bus teisingi veiksmai jūsų veikloj, jūsų versle. Ar aišku dabar? Pamastykit labai apie tai, kaip jūs darot savo veiklą. Dabar grįžkim dar prie to, kad mes kalbėjom irgi, kad mums yra svarbu, kad gyventi komfortiškai, mums svarbu laikas savo, savo poilsiui, ar ne? Tai merginos dabar irgi. Dauguma galvoja, kad reikia turėti labai daug pinigų, tada galim užrakinti savo ofisą ir išvažiuoti atostogauti pinigų. Ne, tai viskas vyksta ne taip. Tai nereiškia, kad reikia turėti labai daug pinigų. Tai reiškia, kad reikia savo grafiką susidėlioti protingai. Susidėlioti savo veiklą taip su klientais, kad jūs bet kada galėtumėt nuo savo veiklos pasitraukti. Savaitį 2, taip, per savaitę, per 2 galim labai gražiai patostogauti. Jeigu jūs galit per metus laiko pasidaryti tokius tarpus, vat pažiūrėkit, tai yra visai paprastas atsakymas, kaip jūs keletą metų galite kartu metuose patostogauti. Toliau antras dalykas, pervesti savo veiklą į online, tai irgi yra globalumas. Tai irgi yra išėjimas į savo komforto zonos. Nes jeigu šiais laikais, naujų technologinių laikais dar nesinaudojam online, tai irgi, kaip pasakyti, trūksta išėjimo
į naują lygį. Jeigu nori išeiti savo finansinį naują lygį, tai reikia pagalvoti, kaip išeiti naują lygį ir daryti kažką tai kitą, ko tu nedarai. Pagalvokit, kaip duoda online'as, kokias galimybės. Tai ne taip, kad tu turi sėdėti automobilį, važiuoti savo ofisą, nuomotis ofisą, mokėti pinigus už ofisą. Tu gali visą tą daryti iš namų. Tu gali tai daryti viską iš bet kokios pasaulio šalies. Taip? Net ir oro uoste sėdint galim klientam atsakyti žinutes. Kiekvienam viešbutį, kur yra internetas, galima padaryti live video susitikimą, mokymus galima padaryti, kursą pravesti. Tai irgi reikia suvokti, kad veikloj reikia daryti naujus teisingus veiksmus. Praplės savo akiratį, taip? Nesvarbu, kad nežinau, nesvarbu, kaip nemoku, tai reikia išmokti. Reikia atsiverti naujiems dalykams, nes neįmanoma sukurti naujų pinigų, naujo lygio, didesnių sumų, jeigu tu esi pati tokia pat. Tu pati turi pirmiausia pasikeisti savo vidum, savo mąstyseną. Kodėl? Todėl, kad transformacija tai yra tavo pasikeitimas. Kai tu pati pasikeisi, kai pasikeis tavo požiūris į pinigus, kai tu pradėsi daryti kitus dalykus, kai liausiasi savo kalbėti visų savo negaliu, kai išdrįsi būti labiau matoma, kalbėti savo tiesą, va tada ir rezultatai kitokie. O kad visa tai vyktų, kaip tai padaryti? Vakar moteris klausė, kaip tai padaryti? Merginos, kaip padaryti? Neįmanoma išaiškinti susitikime netgi 3 dienų. Todėl, kad kaip padaryti, aš duodu viską, kaip daryti, visus įrankius ir kaip jais naudotis. Yra intensyvus 3 mėnesių kursas, kur aš mokau moteris, kaip visą tai daryti. Kursas auksinė materialinės gausos formulė. Tai va dabar merginos. Pabaigiau savo pokalbį tuo, išvardindama visais tais svarbiais elementais algoritmo. Ir dabar aš jums dėlioju dar kartą tą algoritmą. Kaip padaromas finansinis proveržis? Pirmiausia yra, fokusas turi būti į vidinių pinigų subalansavimą. Visą tai, ką aš jau jums minėjau. Panaikinti antipinigų programą, sustiprinti asmenybės magnetiškumą, leisti savo naudotis vidinę jėgą. Va tai yra vidiniai pinigai. Ir tada sekantis momentas, prie viso šito mes dedame veiksmus, teisingus veiksmus, efektyvius veiksmus ir gauname materialius pinigus. Va toks yra finansinio proveržio algoritmas. Taip aš turiu ir formulę, kurioje viskas yra išsamiau. Ta formulė tai ir yra tas auksinės materialinės gausos formulė, kursas, kur aš duodu visą formulę, todėl kurioms reikės pasilikit. Dabar dar vienas svarbus momentas. Yra dauguma žmonių, dabar ką aš matau, kad žmonių kažkas atsitiko mąstysenoje, kad jie dabar žiūri daug žmonių ir galvoja. Taip dabar dauguma žmonių kalba apie tai, kad norisi gyventi lengvai ir va toks yra geras rusiškas žodis – gyventi patokia. Kada viskas lengva, kada viskas gera, kada viskas vau, kada tu šipsaisi, kada tau viskas ok. Viskas tas yra gerai, merginos. Bet vien tik tai taip gyvenant, va dauguma merginų dabar galvoja, kad nereikia daryti veiksmų. Kad kažkoks atsitiks stebuklas ir vieną dieną viskas pradės pinigais iš dangaus lyti. Merginos, taip nebus. Jeigu jūs norit pinigų, jūs norit, nenorit, turėsit veikti kažką. Jūs norit, nenorit, tos, kurios pabėgę esat nuo veiklos, kaip kad aš kažkada buvau, reikės vėl į tą veiklą grįžti. Nėra to lengvo kažkokio kelio, kad dauguma žmonių įsimano. Dabar žmonės yra labai pasikabinę ant to dvasiškumo. Kad tai yra materialus pasaulis, tai yra negerai. Va ten tai visi sumaterialėja, visi ten naudoja ir viską perka. Va reikia meilė ir dvasingumas. Viskas tai yra neteisinga. Neteisinga yra savo fokusą laikyti vien tik tai į materialų pasaulį
Ir neteisinga lygiai taip pat yra savo fokusą laikyti vien tik tai dvasinius dalykus. Tam, kad gyventi harmoningai, reikia sujungti abu gyvenimo pradus į vieną. Tiek materialų, tiek ir dvasinę. Sujungti labai gražiai. Ir jungtis yra psichika, pasąmonė. Ir būtent todėl mums reikia, jeigu norim šitos dalykus padaryti, reikia dirbti į gilę. Kad gyventi harmoningą, subalansuotą gyvenimą, reikia mokėti balansuoti materialų ir dvasinį gyvenimo pradą. Tik tada galim gyventi harmoningai. Jeigu iškeli per daug, fokusuojasi tik tai materialų, tai yra įmanoma iki tam tikro ligmens. Bet mes prieinam savo evoliucijai tokį tašką, kada vien tik materialaus nebepakanka. Ir todėl reikia suprasti, kad reikia ir antro elemento, dvasinių dalykų. Ir lygiai taip pat, kaip vien tik tai dvasiniai, irgi yra neteisinga. Mums reikia abiejų, tam, kad per gyvenimą skristumėm abiems sparnais. Vienas materialus ir vienas dvasinis sparnas. Va tada mūsų gyvenimas harmoningas, tada jisai pilnatviškas. Dabar dar vienas dalykas, svarbus momentas. Kai moteris dabar masiškai nori save realizuoti. Save realizacija tai yra savęs išraiška. Ir tai nėra vien tik tai, kad tu ateini ir duodi viską, tai, kas tau lengva ir tai, kas tau įdomu. Todėl, kad veikloj nebus viskas tai, kad lengva ir įdomu. Yra kažkas ir sunku toj veikloj, ką nori, nenori daryti. Kaip aš sakau, yra kas, kad tau patinka ir ką nori, nenori reikia padaryti. Vien tik tai su patinka nieko nenuvažiuosi, nes patinka tai yra tik tai tavo hobis, bet už hobį pinigų negausi. Tu turi vis tiek daryti teisingus veiksmus. Tai vat jeigu merginos dar kažkurios gyvenat, kad egzistuoja kažkoks tai dvasinis lengvas kelias, to nėra. Savirealizacija, jinai visą laiką susijusi su pinigų uždirbimu. Pinigų uždirbimas visą laiką susijęs su kitais žmonėms, su bendravimu, su vertės kitiems žmonėms davimu. Ir jeigu jūs sėdit pasislėpusi nuo pasaulio, taip yra tokia moterų grupė, kuri turėjo savo verslus, buvo sunku, nusivylę, pasitraukė už vyrų nugarų. Ir dabar ieško kažkokios savo misijos, žiūri kitus žmonės ir įtaria, kad yra kažkoks tai pašaukimas, yra tokių moterų. Tai vat, mielos moteris, jeigu esat čia tokios, jeigu mane girdit ir jeigu vis dar gyvenat, va taip ir vylėtės, kad kažkas tai atsitiks, neatsitiks. Norit, nenorit, vėl reikės grįžti į veiklą, vėl reikės dirbti, reiks prisimti atsakomybę, vėl reikės turėti santykius su pinigais, tik taip įmanoma. Ir pinigų augimas, ir savirealizacija. Dabar dar vienas svarbus momentas. Kai žmonės galvoja, kad ai, čia pinigai nesvarbiausia. Pinigai yra svarbus tuo, kad tiek, kiek uždirbi pinigų, tiek tu atsidėkoji gyvenimui. Už tą dovaną gyvenimas. Suprantat? Tavo pinigai yra lygus tai vertį, kurią tu duodi šiam pasauliui. Ir jeigu tavo pinigai yra maži, reiškia, tu duodi mažą vertę šitam pasauliui. Ir va šitas sakinys, va šita tezė daugumai yra labai nemalonus, keistas ir man lygiai taip pat buvo, bet jame yra labai labai daug tiesos. Nuo to, kokią vertę mes duodam šitam pasauliui, tai atsispindi mūsų materialiam plane. Tai vat pagalvokite apie tai, kokie jūsų pinigai ir pamastykit, kokią vertę aš duodu šitam pasauliui. Ir patys labiausia realizavę save žmonės, jie duoda didelę vertę pasauliui. Pagalvokite apie tai. Tai vat pasidalinau su jumis algoritmu. Dabar jūs tikiuosi, kad jūsų tam žinojime susidėliojo viskas į teisingas vietas, kad jūs pamatėt ir radot savo, kur reikia dirbti, kur reikia sustiprinti. Ir aš dabar tikiu, kad dauguma iš jūsų keisit savo gyvenimus
Ir būtų labai įdomu sužinoti, kaip jiems sekasi, gal kažkada bus toksai variantas grupėje. O dabar moteris, kurios jaučiate, kad aš negaliu to padaryti, nes aš nujaučiu, kad tai per daug ilgas laikas, aš noriu greičiau. Aš tikiu, kad yra labai daug moterų ir būtent va šitom yra toks kreipinys. Tos, kurios jau labai daug ką darė savo gyvenime, kurios jau daug ką bandė dėl pinigų, kurios jau bandėte įvairius verslus, kurios jau mokėtės metų metais, kurios jau kapstėte savy, savo pažinime ir matot, kad nieko nesigauna. Tos, kurios jaučiat, kad jūs jau tokiam kaip labirinte, kaip kvadrate. Merginos, tas jausmas vidinis rodo, kad jūs savo evoliucijai prieėjo tokio taško, kad jūsų jau esat, jūsų žinios, jūsų veiksmai yra per maži jums. Laikas į naują sąmoningumo lygį. Reiškia, reikia naujų dalykų, ne tik žinių, reikia jūsų naujų veiksmų. Tam, kad naujus veiksmus daryti, reikia turėti naują mąstyseną, reikia jaustis pačiai visiškai kitaip. Nes tol, kol jūs gyvenat va tuo rinkiniu save senos, to, ką jūs įtikėjot, tai, ką jūs darėt, jūs ir gaunat tą senąjį rezultatą, kuris jūsų netenkina. Ir jeigu tas rezultatas jūsų netenkina, tą naują rezultatą galim pasiekti tik tai, keičiant savo mąstyseną, keičiant savo įpročius, keičiant savo požiūrį ir iš to darant naujus veiksmus. Va tik tada ateina nauji rezultatai. Ir tai vadinama vidinė transformacija pirmiausia. Pirmiausia, reikia vidinius pinigus balansuoti. Va nuo to prasideda transformacija, o ne atvirkščiai. Viskas eina iš vidaus į išorę. Pirmiausia yra sėkla ir tik tai po to auga medelis trūkumo arba gausos.